Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Большой секрет. А мы всегда идем ему вслед, величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Tai fizika. Panaudotas branduolinis kuras yra bėda. O lietuviai jau 3 metus už didelius pinigus nesugeba pastatyti nors kiek saugesnės panaudoto branduolinio kuro saugyklos. Kas trukdo? Iš dalies bukumas, iš dalies korupcija. Tiesiog, tai užsakovas mūsų valstybė nesugeba tokių projektų valdyti. O dabar grįžkime prie Neries. Tai sunku įsivaizduoti, beveik neįmanoma. Vilnius, jei kas nors nutiktų būsimosiose Baltarusijos arba Visagino elektrinėse, taps mirties zona. Pro namų langų saugantis medžiai, marodierių išplėšti skubiai pasitraukusių žmonių namai, mirusi žemė, juodasis scenarijus. Taip nutinka itin retai, bet kai nutinka, tai atgal kelio nebebūna. Bet yra dar ir pilkasis scenarijus. Kaip jau minėjau, rusai ir baltarusiai savo elektrinės ketina aušinti Neries ir Nemuno vandenimis. Neries šiltėjimas, jis baltarusių skaičiavimas iki 5 laipsnių gali tapti šiltesnis vanduo. Nemuno dabar neatsimenu, kiek tai reiškia ir Nemunas šilties ir Kuršių marios atitinkamai šilties. Beje, turėčiau priminti iš tikrųjų, kad Baltijos jūra yra pati radioaktyviausia jūra pasaulyje. O kas čia reiškia? Šiai dienai. Tai reiškia, kad yra labiausiai užteršta radioaktyviomis medžiagomis. Na čia mūsų sąžinė rami, apie tai paskutinė instancija jūs jau nesykiai įspėjo, bet dar kartą pakartosiu, nevalgykite Baltijos jūros žuvies, o svarbiausia, nemaitinkite ją vaikų. Kol kas galime valgyti vidaus vandenyse užauginta žuvis. Žinoma, kol Nerimi dar neplaukia baltarusiška atominė elektrinė, ataušinės vanduo. Tai jeigu mūsų aušins Lietuvoje Nemuno ir Neries vandenimis, tai mes dabar turėjom dar švarios žuvies šaltinį vidinius vandenis. Tai jau nebeliks, iš principo, Neris tai ten susisiekiantis. Aušinklą statyti, bet vandenį imti iš artezinių šulinių. Čia profesorius labai kategoriškas. Jis sako, kad jokiais būdais negalima leisti rusams ir baltarusiams aušinti savo elektrinių mūsų upių vandeniu. Jie turi statyti aušyklas, bet tai brangu. Kuo sudėtingesnė atominė elektrinė, kuo jį moderniškesnė, to didesnė tikimybė, kad įvyks avarija. Kitas dalykas, kokio laipsnio avarija įvyks. Taip. Tas modernizmas tai tik apsaugoja nuo didelės, nuo sprogimo, nuo taip toliau. Bet ne nuo to, kad sugestų sistema ir taip. Aušinimo sistema suges ir viskas. Neaušini ir viskas, ir į orą. Viskas ir eina. Nebūtinai reikia, kad reaktorius sprogtų ar kevalas sprogtų, jeigu aušinimo sistema. Kuo mažesnė, tuo lengviau ją apsaugoti nuo avarijų. Profesorius čia paaiškino elementarų bet kokių konstrukcijų atsparumo įvairioms negandoms dėsningumą. Kuo konstrukcija yra paprastesnė, to ji mažiau pavojinga avarijos atveju. Tam, kad įvertintume avarijos tikimybę, turime iki galo išklausyti geologus, kurie laidos pradžioje pradėjo pasakoti neįtikėtiną dalyką. 3 elektrinės aplink Lietuvą ketinama sutupdyti kaip tik ten, kur vyko žemės drebėjimai. O dabar sakykime, tas dar 2 Rusijoje ir Baltarusijoje vietas, kaip jūs vertinate? Šita vieta, atvirai pasakysiu, tikrai labai pavojinga. Jūsgi žinot, kad Kaliningrade va čia kažkur buvo 2004 metais žemės drebėjimas iki 5 balų. 2008 va čia kitoj pusėje Skonėje, reiškia Švedijos pietiniam pusiasalį, prie Malmės buvo irgi 4,7 drebėjimas. Per 4 metus 2 drebėjimai, vienas šalia kito. Čia jau yra, va, matot, labai įrodymas, kad tie žemės drebėjimų židiniai jau gali būti ir mūsų laiku. Tai yra čia 10 km gylyje, prašau, buvo prieš, kiek dabar? 4 metais, 7 metus beveik. Jūs tikriausiai jau nekartą girdėjote, kad Visagino atominė elektrinė buvo pastatyta ant kažkokio tektoninio lūžio. Tai, ką pasakojo geologija, tik patvirtina tuos gandus.
Va matot, čia yra per visą Lietuvą eina Šilutės Polocko šiuo metu, šiek tiek vadinama Polocko kurzemės, Polocko, va ta zona yra labai plati tokia. Ir va čia yra rytų vakarų krypties lūžiai. Va matot, vienas lūžis eina va čia per vidurio Lietuvą, kita va čia Drūkšių būtent yra dalis to lūžio. Pas mus šiaip labai sudėtinga geologija, čia mes tokie lyg suspausti, žodžiu, iš visų pusių ir iš tikrųjų tai nėra labai dėkinga ir atvirai pasakius, nėra mūsų tos gelmės labai gerai ištyrinėtos. Aš turiu menį, mes turim labai daug gręžinių, bet tie gręžiniai dažnai yra kuriuose nors, va, pavyzdžiui, yra labai daug pietų Lietuvoje, labai daug vakarų, bet, pavyzdžiui, beveik visiškai nėra centrinė ir labai mažai, tarp kitko, šitoj daly. Ant žemės plutos lūžio dryksantis Drūkšio ežeras buvo paukotas taikiam atomui dar sovietmečiu. Kai jį pradėjo šildytis, po truputį pradėjo virsti į kūdrą. Viena žuvis išnyko, šaltamėgė žuvis, arba ten jų be galo sumažėjo. Tiesiog pradėjus tenais, pelkėti, dumblėti, tiesiog užaugo ten baisiniai nendrynai, ten didelė dalis juk to ežero arčiau Ignalinos atominės elektrinės Lietuvos pusėje neužšąla per žiemą. Apskritai neužšąla? Apskritai neužšąla, nes tas šilto vandens didžiuliai kiekiai yra nuolat į tą ežerą išmetami, ten cirkuliuoja. Ir tas ežeras tiesiog, galima sakyti, mes tą ežerą paaukojame. Kaip ir radikalusis taikaus atomo niekintojas Linas Vainius, šie geologai vienu balsu kalba apie tą patį. Elektrinių statytojai dar nesugalvojo, kur jie laidos atominės atliekas. Mes vis atidėliojam tos problemos sprendimo ir kol kas, taip ir palieka mūsų vaikam. Ar tai etiška? Turbūt gal nelabai. Aš prisidirbau, davai, anūkai, jūs susitvarkykite, tegu kopia. Tai vėlgi čia tam tikras etinis konfliktas, sakyčiau, matyčiau. Linas Vainius teisme užprotestavo Visagino atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentą. Jis tam savo veiksmui, kurį valdžios propagandistai vertina kaip strateginį kenkimą Lietuvos interesams, turi 3 argumentus. Pirmas yra esminis. Branduolinės atliekos nesuirs ne tik mums gyviems esant. Turės pasikeisti tūkstančiai kartų, kol mūsų kartos atominis kakutis taps nebepavojingas. Šiai dienai pasaulyje, Žemėje, tai yra turbūt pačios pavojingiausios arba vienos iš pačių pavojingiausių žmogaus sukurtų atliekų, kurioms nėra jokio sprendimo. Jokio sprendimo. Ir Amerikos aplinkos agentūra, ta pati, kurioje ilgus metus dirbo Valdas Adamkus, pavyzdžiui, jie sako, kad aukšto radioaktyvumo pavojingos atliekos turi būti žmonių saugomos ir kontroliuojamos 10 000 metų. 10 000 metų. Jos iš viso, jeigu, pavyzdžiui, yra kaip nors palaidojamos ar kažkur paslepiamos nuo žmonių, jos turi būti žmonėm neprieinamos 100 000 metų. 100 000 metų. Net raganos taip ilgai negyvena. Tačiau Lietuvos atomininkai savo tokių neįgyvendinamų užduočių ir nekelia. Ignalinos atominės elektrinės radioaktyvios atliekos bus saugomos 50 metų atviroje aikštelėje, tenais konteineriuose sudėtos šalia tos buvusios elektrinės. Mažai ir vidutiniškai radioaktyviom atliekom yra statomas kapinynas, jos liks Lietuvoje visam laikui. Ten iki 100 metų turės būti aktyvi apsauga nuo žmonių įsikešimo ir pašalinio poveikio. O jei karas, sukilimas, kokie dabar krečia Afrika ir Arabiją, o jei bevaldystė ir suirutė, kas stovės ir saugos tos tripus? Žmonės? Nes labai atvirai buvau aš tokioje konferencijoje su ponu Saulium Kutu. Dabar jis yra pensininkas, ilgametis valstybinės atominės priežiūros inspekcijos viršininkas ir tikrai geras specialistas. Tai kai jo paklausė, kokie yra sprendimai radioaktyviom atliekom ateityje, jisai pripažino, ne, tokių sprendimų tikrai pasaulyje šiai dienai nėra. Mes tikimės, kad technologijos vystysis, nenutrūkstama gija žmonija tobulės inžineriškai ir technologiškai. Ir ten mūsų vaikai ir anūkai sugalvos, ką su jomis daryti.
Vaikai, ką nors sugalvos. Va, matot, iš šito vamzdžio į nerį kažkas nuolat liejama. Kas? Nežinia. Valdžia neturi mados įspėti, kad ir šias pakrantės nutupenčių žvėjų nesinuodykit, nes tylėti yra pigiau. Nuleidai patiloms kokį nors nuodą, jis pasklido vandenyje ir įrodyk tu žmogau, kas kaltas. Apsinuodijai, bet valdžiagi nekalta, ji niekada nekalta, netgi tada, kai žmonės apsinuodija masiškai. Jodas, cezis, plutonis. Ne, plutonio čia gal nebus, nes plutonis atsiranda ten, kur yra naudojamas tas perdirbtas kuras. Branduolinio ginklo kuras. Vat kaip Japonijos vienam reaktoriui, tai čia gal tikrai to nebus. Jodas, cezis, stroncis. O ką tai reiškia žmogui? Paprastai taip, įvyko koks nors incidentas atominė elektrinė, tenais buvo išleistas radioaktyvus vanduo į aplinką, bet tarša neviršėjo leistino nustatytos normų. Tai yra standartinis pranešimas, kas įvyksta. Tačiau prisiminkime, ką mums pasakojo gydytoja Burokaitė, kuris stebėjo nedidelės dozės radiacijos gavusius Černobylio atominės elektrinės likviduotojus. Jis sakė, kad jų sergamumas vėžių padidėjo 16, 9, 10 kartų priklausomai nuo to, kur nusėdo jų įkvėptos ir prarytos atominės dulkės. Tik tiems, kurie radiacijos gavo mažiau, vėžiai išsivystė po 12-20 metų. Pasekmės truputį ir skirtingos yra, sakykime, nuo didelės apšvitos yra ten pažeidžiami audiniai, organai, galite mirti labai greitai, ta prasme, arba ten visokie nepagėdavimi reiškiniai, ten piktybiniai navikai, vėžiai ir visi išsivysto pakankamai greitai. Nuo mažų radiacijos kiekio visą tai išsitempia laike. Jūs galbūt susirgimo tikimybė mažesnė, jinai padidėja nuo mažų apšvitų, bet jinai yra mažesnė susirgimo tikimybė negu nuo didelio apspinduliavimo ir tas susirgimo laipsnis irgi yra mažesnis. Valdžioms tiek sovietiniai, tiek mūsiškiai buvo naudinga tuos duomenis, kuriuos čia pateikė Birutė Burokaitė, nutilėti. Nes juk kas valdžiai žmogus? Nereikšmingas statistinis vienetas. O kas mums atominė elektrinė? Tai Lietuvos energetinė nepriklausomybė nuo slavų Meškino. Tiesa, dabar viskas gerokai komplikavosi. Пиджачная пара, усы и сигара, в любую погоду с зонтом. Вам всем, несомненно, портрет джентльмена, описанный выше, знаком. Хоть моды меняли, порою детали, перчатки кашне с котелком. Но суть джентльмена всегда неизменна, спокойствие — главный закон. Шар земной, устав вращаться, может вдруг с цепи сорваться или ко всем чертям взорваться, превратив живое в тлен. Ничему не удивляться, ничему не удивляться, никогда не должен истый джентльмен. Пусть жизнь точно кляча, то станет, то скачет, таскались пустым кошельком. Пусть ставит капканы, судьба постоянно и тычет в лицо кулаком. Пусть мы джентльмены, актеры без сцены, пусть мы короли без корон, но суть джентльмена всегда неизменна, спокойствие — главный закон. Шар